Gerai, kad mums būtų smagiau ir drąsiau, dar kartą tik tai pakartokim paskutinį kartą žodžius. Šizofrenija, ciongas, paraboloidas, visi. Šizofrenija, ciongas, paraboloidas. Paskutinį kartą. Šizofrenija, ciongas, paraboloidas. Čiulpėdra, Mabre Residence Hotel, Aceto Acto Esteris. Čiulpėdra, Mabre Residence Hotel, Aceto Acto Esteris. Gal pradžiai, kad mums būtų lengviau įsivažiuoti, aš ir parabuosiu, nieko negalvosiu apie tą kitą žodį. Man svarbiausia įsitikint, kad baltaodžiai žino, ką daryti. Koks žaidimas čia? 6 žodžiai! Labai gerai, tai mes tai darom pirmą kartą. Mes čia tokį surėjom akustinį lempinį koncertą, bet tikrai mums dėl to nereikia palintis. Dabar pirmą žodį ištaškys Karolis. Iš tiesų, mes daryti tai verta, tai tiesiog smegeninė mano kerta. Aš žinau labai daug visokių šalių, dėja ne visas jas aplankyti galiu. Bet jeigu aš vieną kartą išvarysiu į Keniją, galbūt ten susirgsiu ir šizofreniją. Niekas nežino, kuo tai gali baigtis, bet tiesiog man pasaulis pradės visas baigti. Išlėksiu aš į orą, į kosmosą, į tundrą ir man atrodo mano bus vėl burna, kalbėt nesąmonės visokias, tai iki galo. Oro man pritrūko ir smegenys apšalo, todėl dabar mes kalbėkime baltaodžiai, koks čia žaidimas jau. 6 žodžiai! Dar kartą jau. 6 žodžiai! Dar kartą jau. 6 žodžiai! Gerai, jeigu taip jau vakarą mes čia tik tai pradėjom nenuobodžiai, bet tuo pačiu, jeigu keliausim iki galo, tai visi, kad ir 6 žodžiai bus pasakyti ant šito instrumentalo. Aš irgi taip kalbu, žinai, dabar tiek daug ir taip įdomiai ir tiek visko galima sulaukti, bet iš tiesų neprimink man jo žmogau, bet taip ilgai kalbėjau, nes pirmą žodį pamiršau. Bet dabar, žinai, ir visiems tai būna, kas pajaučia dažnai tokį žalią malonumą, tie, kurie žino net ir tokį gyvūną, kokiu irgi galvojau, kad apskritai nebūna, kad ten beguma žmonės, bet tikrai taip yra. Gal jų tenai pilna ten, kur Klaipėda, ten yra mergų, kuriom tikrai negėda atrodyti mieste žiauriausia čiulpėda. Man atrodo, kad čia jau tavo eilė, man jau vėl yra lenta pasakyti 4 eilį ir patylėt. Tada aš čia tikrai jau visai nutylu, aš tik tai prieš tave truputį apšylu. O aš dabar jau vėl prabylu, nes iš tikrųjų girdžiu nepylu. Klausimas savyje, tu žinai iš tikrųjų gerai mane. Iš tiesų pasakysiu tau brolau ir aš žodį savo truputėlį primiršau. Bet dabar žinau, kad yra, man atrodo, aš lyg gerdamas girą galiu čia atsigauti, atsipalaiduoti, troškulį numalšinti ir toliau rimuoti. Todėl kalbėkime mes visi apie tą temą, spręskime savo esminę gyvenimo problemą. Ir jeigu iš tikrųjų prieš mano akis būtų bongas, iš jo trauktų galingas dūmų ciongas. 6 žodžiai! 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 Man atrodo, mes galim dar toliau kalbėti. Man taip malonu pagaliau tave girdėti. Kai tu pagaliau vėl dėlioji savo žodį, aš jį gal metus lėčinau vėl parepuoti. Ir pagaliau, kai jisai tai daro, matot, kad jis galėtų būti žvaigždė bet kurio baro, bet kur daryti savo vakarus, net po čyriką. Nes matosi, kad žmogus myli tą, ką daro. Daro tai iki galo. Šitą lyriką tikrai manyje dar nesušalo. Ir kai aš pagalvoju apie tai, kad tu ten kažkur dirbi registratūroje, gal kažką vartai, man tikrai širdį skauda. Nu čiagi visiška bauda. Tai tikrai neklaus kodėl, bet pasakyk sudie Mabre Residence Hotel. Išeiti, pakeisti visą suvokimą ir pakreipti rimą į savoje pusę, kad visi pasakytų ramiai. Šičia brėdis, kurį sakom keistai, ką? 6 žodžiai! Kas? 6 žodžiai! Kodėl? 6 žodžiai! 6 žodžiai! Ir 6 žodžiai! aš 6 žodžiai! 6 žodžiai! jie 6 žodžiai! Dabar kalbėsim.
esu aš, nors man už nugaros groja, dėl to aš trepsiu į ritmą su koja, man labai patinka muzika šita, gal paklausykime, kokia dabar tavo nata. Reikia savo burną čia jums atrakinti, man atrodo, jau laikas atėjo. Šie žmonės jau ilgokai sėdėjo, jie nori kažką gero girdėti, todėl man reikia sakinį prie sakinio dėti, todėl aš vėl pabandysiu į matematikai įsigilinti giliai. Man atrodo, ją taip pat nepuikiai žinai, nes jau aš pamiršęs visus tos terminus blogus, man tiesiog jos nurauna nuo galvos visus stogus. Ir jeigu mano atsiklijuotų smegenų fluidas, tai vis tiek nežinočiau, kas tas paraboloidas. Šeši žodžiai. Kas? Šeši žodžiai. Kur? Šeši žodžiai. Ką? Šeši žodžiai. Tu? Šeši žodžiai. O? Šeši žodžiai. Kur? Šeši žodžiai. Čia. Šeši žodžiai. Jau atėjo tikrai viso gabalo pabaiga. Mums tikrai pavyko paveikti tą mūsų mylimą užsiėmimą kažkiek tai vėl, va taip, užsiimti tuo kaip hobį ir eiti. Kodėl mes buvom tai primiršę, aš nežinau. Bet tikrai dabar, kaip tave čia šalia matau, dar kartą noriu tau paspausti ranką ir pasakyti, kad tikrai tau reikia tai tęsti ir nesibaidyti jokių kitų aplinkinių išorinių veiksnių. Nes tu žinai, kad dyksnių reikia daugybės, kad susiūtum gerą rūbą. Dabar ir pats save matysi per YouTube'ą. Tikrai, ir viskas čia buvo gera. Kad čia mes tikrai davėm gerą garą. Kad tu buvai mano atminties testeris, o aš nepamiršau žodžio aceto acto esteris. Šeši žodžiai. Šeši žodžiai. Jūs! Šeši žodžiai. Kiek? Šeši žodžiai. Kiek? Šeši žodžiai. Kiek? Šeši žodžiai. Šeši žodžiai. Ką? Šeši žodžiai. Kodėl? Šeši žodžiai. Nesvarbu! Šeši žodžiai. Dar kartą! Šeši žodžiai. Paskutinį! Šeši žodžiai. Mes jau tikrai priartėjom prie pat pabaigos. Žinau, kad už nugaros dabar jie tyliau gros, nes jie girdi, kad aš čia kažką kalbu. Matot, pasirodo, kartais net nereikia mikrofonų, aparatūrų, kubų įvairių. Svarbiausia atsistoti tarp žmonių ir jeigu bus kas tavęs klausys, ir jeigu viską girdės atidžiai bent viena ausis, tuomet žinosi, kad tai buvo verta daryti. Ir jeigu dar pajutai, kad turėjai ką pasakyti, tai svarbiausia vis viena per tą visą minčių lietų perteikti tą mintį, kad visi vienas kitą mylėtų. Kad nežiūrėtų vienas į kitą kaip į stereotipinius veikėjus. Man nesvarbu, kas jisai toks, ar jisai baikeris, pankas, kinas, marozas, gotas, didžėjus. Būtent tai irgi tiesa. Nesvarbu, juk mes po šitą saulę vaivorykštę po tuo giedrų dangumi, kiekvienas turim teisę būti tokiu, kokiu esam žmogumi. Žinot, ką aš turiu omeny. Ir jeigu tikrai tai išgirdęs pajutai, kad gyveni